Audioteka Verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki įsijungę Žmogiškųjų iššūkių podcastą. Šiandien mes susitikome ir vėl nagrinėti personalo atranką ir su šiandienos pokalbiu apie kandidatų testavimą mes ir pabaigsime savo personalo atrankos pokalbių seriją. Ir iš karto noriu pristatyti ir pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu su didžiausiu Lietuvos darbo paieškos portalu CV Bankas. Tai CV Banko, ko gero, ir jų skelbimų pristatinėti labai plačiai nereikia, nes visi žinome ir visa bendruomenė HR žino. Žinau, kad ne visos organizacijos tikrai išnaudoja CV Banko CV duomenų bazės, o ji iš tiesų yra įspūdinga. Šiuo metu ten yra apie 800,000 gyvenimo aprašymų ir toj CV duomenų bazėje galima daryti labai lengvai paieškas tiek pagal raktažodžius, tiek pagal darbo patirtį, tiek pagal gyvenimo aprašymų koregavimo datą, kas yra labai patogu. Ir ką svarbu paminėti, kad darant paiešką, ta paslauga nėra klientams apmokestinama iki tol, kol tu atsiverti gyvenimo aprašymą. Tai organizacijos, kurios nori nustatyti, ar ten iš toj duomenų bazėje yra tokių specialistų, kokių jūs ieškot, jūs galite tiesiog pasidaryti paiešką ir tada matysite, kiek tokių žmonių yra ir galėsite jau tikslingai atvertinėti tos gyvenimo aprašymus. Šiandien, kaip paminėjau, mes kalbėsime apie kandidatų testavimą ir beje, CV Bankas taip pat turi gan naudingą funkciją šitoj srity. Darbdaviai skelbdami skelbimus gali numatyti tam tikrus privalomus klausimus, į kuriuos gali atsakyti kandidatai. Ir aišku, jeigu šiuo metu jūs neturite ypatingų galimybių ar biudžetų pasirinkti testavimo įrankį, manau, kad tai tikrai gali pagelbėti ir jūs tada matysit atsakymus iš kandidato gyvenimo aprašymo viršuje ir galima pagal tai spręsti apie kandidatų įgūdžius arba kompetencijas. Tai Agne, Ieva, ačiū labai, kad kantriai išklausėt pristatymą. Aš taip pat pristatysiu jūs mūsų žiūrovams ir mūsų klausytojams. Tai šiandien kandidatų testavimo temą man padės nagrinėti Agnė iš SEB ir Ieva iš Girtekos. Sveiki. Sveikos dar kartelis. Tai aš tada iš karto be didelių įžangų kandidatų testavimas. Ar jūs esate už ar prieš ranką ant širdies padėjus? Tai dedu aš ranką ant širdies ir aš tikrai esu už, nes, man atrodo, tas testavimas labai daug objektyvumo prideda atrankos procese. Bet žinoma, visada reikia turėti tikslą, dėl ko mes testuojam ir ką mes norim sužinoti iš to. Tai turi būti tokia gera pradžia, kad suprasti, kad mes turėtumėm tikslą, dėl ko testuoti žmogų. Kaip tu, Agne? Aš irgi dedu ranką prie širdies už. Testavimas prideda atrankai tikrai profesionalumo, pritarčiau, kad ir objektyvumo prideda. Ir kartais atrankose klausia, tai ar turi tą gebėjimą ir įgūdį nuskanuoti žmogų. Tai turbūt visi žinom, kad nieks tokio gebėjimo neturim, niekas su tais rentgeno akiniais nevaikštome, bet turbūt turime rinkinį metodikų, kaip galėtume įvertinti ir būdų, ir testavimas yra tiesiog vienas jų. Tai jūs jau pradėjote šiek tiek kalbėti, kodėl reikia testuoti, kad tai priduoda objektyvumo, kad tai priduoda mums papildomos informacijos atrankoje. Ar yra situacijų, kai būtinas testavimas arba didesnis jo poreikis yra ir kai mes galim be to apsieiti? Yra skirtingi scenarijai. Viena, kai mes samdome jauną specialistą, kai jis tik tai pradeda savo karjerą, tikėtina, kad jisai galbūt dar nėra įgavęs labai daug patirties, mes norime suprasti, ar jisai įsilies į organizaciją greitai, ar jisai linkęs greitai išmokti naujų dalykų. Netgi ir čia pasirinkus tinkamą testavimo metodiką, jinai galėtų padėti suprasti, kiek tas žmogus greitai įsilies į organizaciją. Ir mūsų organizacijoje būtent tai visos grupės mastu, tai ir siekiama yra tuomet suprasti, kiek greitai tas žmogus gebės paimti dalykus, išmokti dalykus, bei kaip jisai įsilies į mūsų organizacinę kultūrą. Sakyčiau, tokiu atveju tas testavimas yra galimas. Ir kita yra dalis turbūt, kai ateina brandus žmogus ir kai jis jau turi labai daug sukaupęs patirties ir mes tuomet norime pasitikrinti turbūt tas irgi taip pat, kaip jo asmeninės vertybės ir savybės dera su pačia organizacija ir kaip galbūt mes jam galėtume padėti įsilieti į mūsų organizaciją ar padėti galbūt augti profesiškai, tai sakyčiau, skirtingais tikslais, bet
vėlgi aš turbūt būčiau užtestuoti. Tai ar visas pozicijas testuojat? Turbūt kalbėsiu grupės mastu SEBO. Sakyčiau, kad taip, visuomet yra pasirinkimas kandidato galbūt netęsti testavimą, jeigu jis to nenori daryti, bet mes turbūt rekomenduotume tą daryti. Ieva, kaip jūs? Taip, tai aš galiu šiaip pasidžiaugti, kad mes tikrai esam investavę tiek finansų, tiek savo laiko į testavimo įrankių ir atsirinkimą ir juos tikrai naudojam. Ir mūsų tikslas yra, kad visi, kurie ateina pas mus dirbti, kad jie būtų turėję assessmentą. Tie tik assessmentai, kaip ir Agnė minėjo, jie skiriasi pagal pozicijos lygį. Tarkim, jeigu mes ieškom kaip pavyzdys, žmogaus į buhalteriją, galbūt ten svarbu matematinis mąstymas, loginis, pastabumas. Taip. Jeigu mes ieškom aukščiausio lygio vadovo, tai matyt jam nereikia kažkokio pastabumo testo, kuris ieškotų skirtumų, bet mes tada labiau žiūrim, kaip jisai vertybiškai atitinka organizaciją, kaip jis atėjęs kaip vadovas, turintis daug žmonių savo komandoje, kokią jis tą subkultūrą kurs. Ir kaip iš asmenybinės pusės jis tinka pačiai pozicijai. Tai aš irgi čia vėl dedu tą ranką prie širdies ir galiu pasakyti, kad tikrai aš esu labai už testavimą. Ar galima apsieiti be jo? Tai aš manau, kad galima. Ir ar gali padarytas testavimas irgi, žalos netinkamai parengtas. Tai irgi tai. O apie ką tu kalbi? Kokios žalos gali padaryti testavimas? Pavyzdžiui, kaip mes pasirenkam testuoti žmogų su kažkokiu įrankiu, kuris, pavyzdžiui, nepatikimas yra, nevalidus. Ir mes tada tik iš to assessmento darom išvadas, ar mums darbinti tą žmogų, ar nedarbinti. Tai mes lyg siekiam su testavimais objektyvumo, bet čia to objektyvumo nėra. To nepasiekėm. Ir iš esmės dar man taip norisi pabrėžti, kad tie testavimai, įvairiausi assessmentai, tai jie irgi didina tą sėkmingą įdarbinimą, bet aš nenoriu absoliutinti ir pasakyti, kad čia jau lygų sėkmė. Mes tiek turim vertinti ir assessmento rezultatus, ir susitikimus, ką mes gaunam susitikimo metu iš to kandidato, kokią tą informaciją. Tai reikia visada iš visų kampų žiūrėti į žmogų. Čia gal labai svarbu dar, kada testuoti. Kuriam etape mes testuojam kandidatus? Agne, kaip tu? Čia vėlgi priklauso nuo pozicijos, bet ką Ieva labai pasakė, turbūt svarbus yra momentas, kad tai yra tik tai vienas iš sprendimo turbūt dedamųjų. Ir kaip ir minėjau, tose pozicijose, kurios yra vadinamosios junior pozicijos, aš turbūt testuočiau pirminiuose etapuose, pavyzdžiui, po skambučio telefonu prieš interviu, kad spėtume aptarti tuos rezultatus. Taip pat įdomi tendencija, kad kai esu dirbusi su testais, tai jeigu duodi kandidatui, kuris dar nelabai turi darbo patirties, dažniausiai jisai pažymi šimtukais, turbūt ten jo įvertinimas, kad jis labai stipriai toleruoja stresą, jis labai stipriai orientuotas į komandą. Ir ką aš tame supratau, dirbdama su testais, o jeigu tu duodi seniorui, tai jisai ten, pavyzdžiui, kokius vidurkius surenka. Atsargiau jau. Taip. Aha. Ir kalbėdama su kandidatais apie jų testo rezultatus, ką aš supratau, kad kai tu turi patirties, tu jau supranti, apie ką atsakinėjai, bet kol tu dar nesi sukaupęs patirties, tai jūra iki kelių, kaip ten yra sakoma, ir tu tiesiog supranti, kad tu galbūt taip elgtumės, bet nebūtinai taip elgiesi, kai ateina atitinkama situacija. Tai labai svarbu turbūt ir tą slenkstį suprasti, ką kandidatas turi omeny. Tai apibendrinant, jeigu tai yra jau ne tie junior kandidatai, aš daryčiau prieš ir būtinai dar tuomet aptarčiau su jais ateinančiais į tą interviu, su visais aptarčiau, bet su juniorais ypatingai, nes jie galbūt neturi relevant patirties, bet jie turi potencialo užaugti organizacijai. Bet kai yra jau patyrę kandidatai, tuomet irgi labai svarbu yra aptarti su jais rezultatus, bet jau turbūt kiti aspektai rūpi. Jau lyderystės klausimai atsiranda, jau tokio bendradarbiavimo komandoje, susijusių šalių valdymo visokie klausimai, tai sakyčiau, kitokie aspektai rūpi
tame teste pasižiūrėti, pamatyti ir apsikalbėti. Ir tai, ką sakai, iš tikrųjų yra susiję ir su srautais atrankoje, ne? Nes juniorui mes turim didesnį srautą, tai tada tas testavimas pradžioje, jis padeda mums srautą suvaldyti ir išgryninti, su kuo mes norim tęsti tą kelionę, kuomet jau senior pozicijoms, tai yra mes iš pradžių išgryninam ir kiekvieną kandidatą užnorinam, motyvuojam per visą kelią, ne? Ir tada tik tai jau jį labai motyvuotą, sakom, dar vienas etapas, tai dar, bet štai ir čia tau bus pridėtinė vertė, ne? Tai ką mes testuojame? Jūs abi lyg ir taip užsiminėt apie asmenybinius dalykus. Ar testuojam asmenybės testais, ar tai yra skirtingi dalykai? Na, mes, kalbant apie senior pozicijas, tai naudojam Hogano assessmentą. Tai jis yra apie asmenybės savybės ir apie ir motyvaciją, vertybės ir kaip žmogus elgiasi stresinėse situacijose, nes dažnai tada truputį kitaip elgiamės negu kasdienybėje, kada turim pastovumą. Taip pat mes testuojame, turim tokių assessmentų, galima sakyti, kaip čia pasakyti dabar, ten keli assessmentai yra, tai ten galima ir verbalinius gebėjimus testuoti, ir loginį mąstymą, ir pastabumą, ir matematinius gebėjimus, ir jau tam tikrus skillsus. Bet tai, irgi susiveda į tokį asmenybės iš esmės testavimą. Taip pat tam tikrose pozicijose mes duodame ir užduotis, kurios jau susiję su to būsimo darbo kasdienybė. Kokios tos užduotys lauktų būsimam tam darbe. Tai jau ten žiūrime tam tikrus įgūdžius. Tai sakyčiau, čia tokie pagrindiniai dalykai, ką mes testuojam. Tai asmenybės testai ir tada tam tikros užduotys, kurios susiję su įgūdžių testavimu. Ir čia galėčiau dar gal tik tai papildyti viskas, ką Ieva pasakė, bet mes organizacijų taip pat turime įrankį. Ir daugelis organizacijų Lietuvoje naudoja, tai jokia paslaptis Alva Labs, galiu pasidalinti pavadinimą, bet jie turi tokį kaip ir IT kandidatams, developeriams skillsus pasimatuoti. Pavyzdžiui, vietoj techninio interviu, tu gali sėdėti tam tikrą skillsetą pasimatuoti, bet be abejo organizacija turi praeiti savo įdirbį ir pasižiūrėti, kad tikrai tas metodas vertintų tai, ką tikimasi, kad vertintų ten. Testo tiekėjai duoda tik tai tokį generalistinį labai variantą. Tai turbūt nuo įgūdžių iki asmeninių savybių. Tik irgi, ką dar norisi paminėti, kad duodant tas užduotis jau įgūdžius pamatuoti, pasižiūrėti, labai irgi reikia būti pastabiems, jeigu 4 kandidatai, kurie jau buvo final stage, niekaip nepadaro tos užduoties. Jau mum yra red flagas, kad mes tikrai per sunkiai tą užduotį duodam arba kalbinam ne tuos žmonės, kuriuos reiktų kalbintis dabar. Tai tikrai reikia būti budriems, kad tos užduotės irgi mums neužkirstų kelio pasamdyti šiaip tinkamus žmonės. Ir irgi tas jau užduočių vertinimas, reikia jį taip plačiai žiūrėti. Aš visada už tai, kad reikia kviesti kandidatą ir pristatyti tą užduotį. Net jeigu, jis skiria tam laiko ir mes gaunam tą užduotį, gal padarytą ne idealiai, bet reikia pasikviesti žmogų. Ir turiu gražų pavyzdį, kada buvo finansininko užduotis nelabai gerai atlikta. Bet mes pasikvietėm be abejo pristatyti tą užduotį ir vadovas tarsi vis bandė ant kelio užvesti tą kandidatą. Ir tai labai sėkmingai ir lengvai jam gavosi. Ir žmogus tiesiog nieko panašaus nėra daręs prieš tai, analogiško. Ir jam buvo iš pradžių sunku pagauti kampą, kaip jis savarankiškai darė, bet jis gavo iš vadovo tam tikrų patarimų ir jis labai gerai susigaudė ir mes įdarbinom tą žmogų. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodė ta užduotis negerai atlikta. Tai čia taip tokia man pamoka, kad labai taip plačiai žiūrėti ir padėti tam kartai žmogui pristatyti tą užduotį, tą sprendimą. Tu labai tokių svarbių kampų užkabinai kalbėdama. Tai aš manau, kad pirmiausiai su praktiniam užduotim mes galim paslysti,
kad kartais pasirenkam per daug arti savo veiklos užduotį. Ir tada tik tai mūsų vidiniai darbuotojai gali gerai atlikti tą užduotį, išoriniai neturi pakankamai informacijos. Kitas dalykas, ką aš labai visada akcentuoju, būkit budrus, kiek laiko užtruks atlikti šitą užduotis. Nežudykit kandidatų tom per daug sudėtingom užduotim, nes visgi tai dar nėra darbo santykiai, tai yra tik išbandymas. Ne? Dėl pristatymo tai mažų mažiausiai pagarbos verta, kad žmogus jau padarė tą užduotį ir jam skirti dėmesį, tai labai reikalinga. Ne? Tai Agne, gal tu turi dar kažką. Ir taip pat labai svarbu tas personalizuotas grįžtamas ryšys, ar ne mailas, ačiū. Taip, už įsitraukimą į atranką ir gana ilgą galbūt kartais procesą. Ir taip pat, Valerija, ką tu sakai, tai mes viduje organizacijos turim tokią taisyklę viduje ir ką vadovams nešam. 2 valandos asmeninio laiko. Jeigu daugiau, viskas, reikia apsvarstyti užduotį, pergalvoti užduotį. Nes natūraliai tikėtina, kad mes prarasime kandidatus, jeigu mes turėsime didesnį laiką užduočiai skirti. Jo. Dar vienas aspektas, kurio klausinėja dažniausiai klientai, tai kaip suvaldyti klausimus. Ne? Vat, duodam praktinę užduotį, vieni kandidatai grįžta su klausimais, kiti ne. Tai aišku, mums jau tai yra vertinimo informacija, kiek žmogus yra proaktyvus, kiek jis gali kreiptis su klausimais, kiek jis aiškinasi, gilinasi, nebijok paklausti. Bet jeigu jūs gaunat klausimą, tarkim, turite 3 kandidatus testuojamus su praktiniam užduotim arba 5 kandidatus, gaunat iš vieno klausimus, atsakymus reikėtų grąžinti visiems 5, nes tai bus tada jau sąžininga ir objektyvu. Taip, kad reiškia papildomą informaciją, mes skleidžiam ne tik vienam kandidatui, bet visiems, kad galėtų visi ją panaudoti. Ir tada jau, iš to pradinio taško toliau judėti. Taip, čia irgi tada noriu dar vieną dalyką pasakyti. Jei daug klausimų kyla kandidatam, tai irgi ženklas, kad užduotis yra nepakankamai aiški. Kartais girdžiu iš samdančių vadovų, kad reikia sugalvoti dabar čia kandidatams užduotį ir užduotis jis įvardina ten tiesiog toks vienas atviras klausimas. Ir aš sakau, kad čia nieko kito neįvertins, tik tiek, kaip žmogus geba fantazuoti. Tai labai svarbu, ir kad tos užduotys tikrai būtų konkrečios ir kad mes, jeigu jau norim tos kokybiškos užduoties ir jos atlikimo, ir kad tai padėtų mum priimti sprendimą dėl kandidato tinkamumo tai roliai, tai negailėkim laiko suformuluoti tinkamai tą užduotį ir įdėti tam tikrų detalių, faktų, kas padėtų tikrai išpildyti kandidatui tą užduotį. Jo, ir kai pati dar duodavau kandidatams užduotis, tai pati peržvelgdavau, ką atsiunčia vadovas ir man turi būti aišku, ką padaryti ir kol man neaišku, tai nelabai galiu siūsti kandidatui. Tai tuomet grąžini vadovui, kad jis dar patikslintų. Taip. Ar teko jums susidurti su situacija, kai reikėjo parinkti testavimo metodiką? Jeigu dabar kažkas yra, kas mus klauso ir nori pasirinkti vieną ar kitą testavimo įrankį, į ką reikia įsivertinti, ką reikia įsidėti kaip kriterijų? Labai svarbus, man asmeniškai svarbus yra teorinis ir mokslinis pagrindimas, kas už to slypi, kas už to metodo. Taip pat labai svarbu patikimumo visokie rodikliai ir paprastai pateikia tokius rodiklius. Svarbu, kiek yra jautrų kultūriniams aspektams būtent testavimo metodika. Mes turime tiekėjų, kur pavyzdžiui jų metodika gali būti taikoma tik tai Baltijos šalių regione, bet negalima toliau. Ir jeigu taikai toliau, labai jautrų yra kultūriniam skirtumam ir ne visada gali palyginti kandidatus. Tada negali galbūt naudoti ne visom atrankom. Kas dar yra svarbu, pačiam pasibandyti rekomenduočiau. O ką, pažiūrėk, kiek laiko užtruko, kokia kandidato patirtis, galiausiai kokia yra sistema, ar jinai yra nestringanti, koks yra būtent kokia patirtis darant, ar ten yra toks jausmas, kad tu esi 90-ųjų galbūt lange, ar tu esi moderniame lange, kur tu tos klausimus pildai, tavo kokia kaip kandidato patirtis ir tada ataskaita ir ką tu gali gauti iš to, ar iš tiesų pasakė teisybę, ar iš tiesų galima su tais duomenim dirbti. Aš pati turiu pavyzdį, iš tiesų esu dalyvavusi tame pasirinkime metodikos. Ir buvo vienas tiekėjas, kur užduoda 3 klausimus. Reikia apie save būdvardžius parinkti ten iš didelio sąrašo ir 3 kartus tą patį padaryti.
Ir aš parinkau tos būdvardžius, aš be abejo apie save pasirinkau būdvardžius, kurie man būtų malonus matyti apie save ir aš gavau ataskaitą be 10 lapų ar dar daugiau. Man labai patiko ta ataskaita, jinai buvo labai graži apie mane. Aš likau ją patenkinta, bet aš suprantu, kad atrankoje aš tokios ataskaitos negalėsiu panaudoti, nes aš nesuprantu, ką aš galėčiau daryti su savimi kaip su kandidatu, kurios būtų mano stipriosios pusės, kur galbūt man reikėtų pagalbos, kad man organizacija padėtų. Ir turbūt tai yra tas metodas, kurį aš būčiau naudojusi ne atrankoje, bet kitur, pavyzdžiui, coachingo sesijose, atidarančiosiams kažkam tokiam galbūt bendro pobūdžio pašnekesiam, taip, savęs pažinimui, taip, bet būtent tenai aš suabejočiau. Tai man šie yra kriterijai. Aš dar tikrai su viskam pritariu, dar gal pridėčiau, kad būtų paprasta naudotis tą sistemą tiek kandidatams, tiek pačiam HR-ui. Ir kad tos ataskaitos būtų suprantamos, jeigu jos kažkaip sudėtingesnės, kad būtų atitinkami mokymai skirti žmonėm, kurie daro interpretacijas. Nes gali kandidatas padaryti testą, bet mes iš nemokėjimo interpretuoti vėlgi galim padaryti tam tikros žalos iš tikrųjų. Ir priimti neteisingus sprendimus. Ir dar papildant save ir Ievą, turbūt kartais mes negalime visų organizacijos poreikių turbūt viena testavimo metodika užpildyti. Kartais mes turime turėti galbūt vieną metodą vertinti specialistus arba kažkokias tam tikro lygmens rolės ir turime kitą metodiką ir visai kitą požiūrį turėti, kaip mes galbūt samdome vadovus arba aukštesnio lygio pozicijas. Ar turite kažkokių pavyzdžių, kai testavimas labai išgelbėjo situaciją ir pasiteisino ir galbūt atvirkščiai kažkokių pavyzdžių, kur ryškiai nesuveikia? Nežinau, kurį norit, kuriai pirmai ateina į galvą. Man tai labai sunku pasakyti, kur čia suveikia, kur nesuveikia, nes kaip ir minėjau, tas testavimas turi būti vienas iš vertinimo tokių šaltinių. Tai negaliu sakyti, kad naujokas atėjo greit išėjo dėl to, kad testavimas buvo netoks. Jo, nesakau, čia vienas iš. Gal galėčiau čia paminėti vieną dalyką dėl to interpretavimo, kur kartais galima dėl blogo interpretavimo priimti neteisingus sprendimus. Kaip ir minėjau, mes naudojam Hogan assessmentą ir ten, pavyzdžiui, yra viena skalė, kuri parodo, tarsi, kuo aukštesnė skalė, tuo mes galim sakyti, kad žmogus yra atsakingesnis, daugiau struktūros turi. Bet irgi mes tada pamatom tą ataskaitą ir matom, kad ta skalė labai žema. Ir tada sakytumėm, žmogus neatsakingas, žmogus nestruktūruotas ir mes jau norim priimti sprendimą, kad gal jis netinkama šitai roliai, kuri reikalauja organizuotumo. Bet mes kalbėdami su žmogum, mes pastebim, kad jis jau žino šitą savybę, kad jam reikia įdėti daug pastangų, kad jis būtų organizuotas ir jis savo kasdienybėje šiaip yra labai organizuotas, nes jis laiko save, pastebi tuos ženklus, kuris kartais išslysta iš taisyklių ir jis su tokia savistaba, savikontrolė save padaro tikrai labai organizuotų. Tai čia tokios vietos, kur tie testavimai gali pakišti koją, jeigu mes neteisingai interpretuojam ir jeigu nesišnekam su žmogumi. Kategoriškai tiesiog pasižiūrėjom, į kažką. Jo, nes ir kalbant apie tą patį assessmentą, tai taip ir sakoma, kad tas rezultatas, jau tas galutinis rezultatas apie assessmentą yra ne tada, kaip tu gauni ataskaitą, o tada, kaip tu pakalbi su žmogumi ir jūs aptarėt tuos rezultatus kartu. Ir tai, ką tu išsinešė iš to susitikimo, tai ir yra tas
rezultatas. Okay. Aš gal kitaip paklausiu, Agne, jeigu galėčiau. Vat įsivaizduok situaciją. Tai dabar tu darai atranką, testuoji kandidatę Ievą. Ieva puikiai išmano arba išmano tavo naudojamą testavimo metodiką, perskaitė job descriptioną, aprašymą, ko tau reikia, jinai sąmoningai supranta, kokių asmeninių savybių ten reikia ir Ieva daro testą. Ar teoriškai Ieva galėtų tau nupiešti vaizdą, kokio nėra? Teoriškai galėtų. Ir turbūt čia nuvilsiu visus klausytojus, ar ne, bet aš pati turėjau pavyzdį iš tiesų, kad ir pamoką kartu labai didelę, kad dirbant su kandidatu vienas svarbiausių dalykų yra pokalbis. Ir būtent to pokalbio metu ir visada, kai aš pamatau ataskaitą ir jeigu tai yra, negaliu to pritaikyti visiems, galbūt tik pradedantiems savo karjerą, jie dar nemoka pildyti taip gerai testų, kaip tie, kurie jau sukaupia patirties. Bet su tais, kurie jau turi patirties, aš visada einu atvirų klausimų, paprastą interviu, elgesiu grįstą, kokią situaciją turėjai, ką darai, ką veikiai, ir sakau, o va testas sako taip, kaip tu manai? Ir tada mes turime pokalbį ir tik tada aš suprantu, ar čia labai gerai moka tiesiog testus pildyti, ar čia iš tiesų sako teisybę. Ir galbūt, ką aš esu turėjusi, kad po tam tikro laiko, tiesiog labai gerą santykį turėjau su tuo kandidatu, kuris buvo testuojamas, sako, o gerai aš ten užpildžiau tą testą, gerai jisai parodė, sakau, gerai parodė, bet aš tikėjaus dar aukščiau. Tai, kad tai yra realybė, tai taip, bet pokalbis su žmogumi ir yra, kur mes galime save apsaugoti ir mes galime suprasti. Ir taip pat testai savyje, jie turi dažnai tokią kaip skalę socialinio pagidaujamumo arba impression managemento, jie turbūt skirtingai vadinasi, bet yra tam tikra skalių kombinacija, kuri tave gali išgelbėti. Tu gali pamatyti, kad čia yra kažkokia tai raudona vėliavėlė ir tu turėtum būti atidesnis. Yra man buvę situacijų, kai akivaizdžiai suprantu, kad aš susiduriu su kandidatu, kuris yra puikus pardavime, savęs ir visko, ir aš niekaip negaliu pažinti žmogaus ir aš suprantu, kad aš niekaip negaliu suprasti, kas tas žmogus yra ir mes pokalbį taip ir baigiam ir aš turbūt prisipažinau ir vadovams samdantiems, kad aš negalėjau pažinti šito žmogaus ir aš matau riziką, bet kartu aš negaliu sakyti nei taip, nei už, tiesiog, nei taip, nei prieš. Tai taip, jeigu Ieva pildytų testą, aš turbūt tikrai būčiau ypatingai atidi ir aš turėčiau su jie ilgesnį pokalbį, kad aš galėčiau suprasti, apie ką tas testas yra, ką tai reiškia. Tas labai svarbu, kad, iš tiesų pokalbis turi matyti čia tokį pranašumą, kad pokalbį tu gali koreguoti, laviruoti, tu gali gilinti, jeigu yra kažkokių klaustukų, tu gali pargrįžti prie kažkokių sričių vis dar ir dar, ar paprašyti, kad kažkas prisijungtų, kaip antra nuomonė, ne? O testas čia tokia jau labiau, kaip ir statiška informacija, kuri gali kartais būti tokia, slidi, ne? Ypatingai gal slidu, nes aš irgi turėjau tokią situaciją, kai žmogus, tiesiog klientas savo testavimo metodiką turėjo, aš neatsimenu net kokią, ir ištestavo, ir aš pamačiau tą ataskaitą ir aš matau, kad visiškai nepriešingai yra, negu žmogus pasirodė man per pokalbį. Ir aš sakau, kaip keista yra. Ir paskui pasirodė, kad tas žmogus iš konkurentų buvo ir jisai pildė taip, kaip jam susišvietė, realybės neatitiko, nors viskas gražiai atrodė ir jis atėjo tik su tikslu susirinkti informaciją. Tai tas paskui susidėliojo labai logiškai lentynės, kad viskas aišku, kai čia atsitiko, ne? Bet taip pat labai pavojinga, kai, tarkim, mes einame, siaurinam, atmetinėjam kandidatus ir lieka du stipriausi ir sako, visgi dar negaliu išsirinkti, tai tada pasiimam testavimu, tai irgi gali čia šiek tiek, jeigu vieną testavimo uždeda tą visą svorį ir pasirinkimą, tai gali būti pavojinga pasirinkimai. Taip, ir dar yra vienas pavojus, tai testuojamas asmeninės savybės, tai, be abejo, tai yra jau tam tikrai elgesio dalykai, kurių mes manome, kad organizacijai reikia ir pažymim, bet yra kitas aspektas ir tai yra loginiai gebėjimai, tai tam tikri, pavyzdžiui, Raveno testai ir jiems tu gali pasiruošti. Tai
Tai yra irgi realu. Tai ką mes darom ir ką aš darau, su komanda mes klausiam, gal pildėjai nesenai, kiek esi kartų pildęs, nes kuo daugiau kartų žmogus pildo, tuo aukštesnis bus įvertinimas. Ir kartais irgi turėjau vieną samdantį vadovą, kuris tiesiog klausdavo, ką tai reiškia, jeigu šitas įvertinimas toks ir toks. Tai čia kaip aš greit mąstau, ar ne? Tai turbūt ten turėdavom diskusijas, tai, sakydom, taip, viskas gerai, čia tai reiškia tai ir tai. Tai čia irgi labai svarbus yra aspektas, ką reikia paminėti. Tiesa, aš dar norėjau tokį klausimą iškelti, aišku, tu paminėjai, kad kuo daugiau pildo, tai gali tada jau ten labiau įgudę būti. Ką dabar girdžiu pasauliniai HR bendruomeniai, apie ką kalbama, kad labai sudėtinga testuoti su online'iniais įrankiais, nes dirbtinis intelektas eina 7-myliais žingsniais ir iš esmės jis gali žymiai geriau atlikti visus loginius testavimus, ypatingai, kas tai su loginiu mąstymu, kas susiję yra, negu žmogus ir nėra sudėtinga tau, turint ten laptopą, desktopą, šalia padėti telefoną ir pasileisti, reiškia, tą ChatGPT ar kažkokią kitokią priemonę, kuri tau labai greitai, sekundžių tikslumu, ten duos atsakymus. Ir vis daugiau įmonių, didžiulių geidžiamų darbdavių kalba apie tai, kad reikėtų grįžti prie in-class testavimo, tai yra, reiškia, kviestis kandidatus gyvai, fiziškai į kambarius, duoti priemonės ir testuoti, su priežiūra. Kaip šiuo metu jūs tvarkotės? O kol kas mes, matyt, pasitikėjimą dar turi kandidatai ir jie namuose atlikinėja tuos testus. Tai, bet kaip ir minėjau, matyt, apsaugo vien tai, kad ne tik iš testo rezultatų mes darom tuos sprendimus atrankose. Ir dar kalbant apie asmenybės testus, tai dažnai ten nėra kažkokių teisingų, neteisingų atsakymų. Tai čia gal labai jie kažkaip suklastoti tų rezultatų negali, nes jie gal nežino, ko mes tikimės, kokių tų savybių reikia tai pozicijai. Tai jie, matyt, nepiknaudžiauja dėl tokių kaip Raveno testo. Taip galima, matyt, pasinaudoti jau dirbtiniu intelektu, bet po kol kas dar kandidatai daro namuose. Čia iš mano pusės dar viena rekomendacija renkantis tiekėją, nes aš kartais pasitikrinu, kas sklando erdvėje, nes dirbtinis intelektas be abejo iššūkių atneša į šią sritį, tikrai, ir mes kalbame apie tai su tiekėju, jie tą sistemingai vertina, tikrina ir žiūri, jie už tai jaučia atsakomybę. Bet kartu visą eilę metų yra pilna paketų, kaip pasiruošti testavimui šitam, anam ir kitam, $25 savaitgalis ir tu geriausias kandidatas, kurių testuoja. Tai mano supratimu, ta situacija nebuvo lengva niekada. Visada buvo galimybė, kad pasiruoš ir kad testuos ir čia galėtų padėti turbūt to specialisto profesionalumas ir akylumas turbūt. Bet kartu to budrumo reikėjo ir anksčiau. Dabar gal tik tai reikia daugiau aspektų apsvarstyti, bet sakyčiau. Aš dar noriu papildyti, tai mes čia taip labiau apie asmenybės testus kalbam, o kalbant apie įgūdžių testavimą, tai gerai, kandidatas gali atsiųsti kažkokias skaidres, kurias padarė dirbtinis intelektas, bet jis ateina pristatyti, ir jau nepristatys už jį niekas kitas, jis jau pats turės argumentuoti ir ten tada dažniausiai viskas pasimato. Tai dėl to reikia prašyti, kad pristatytų, nes tada pamatom viską gyvai. Aš taip pat ir su pokalbiais sakau, kad mes užduodam tos klausimus iš ChatGPT, o kandidatai duoda atsakymus iš ChatGPT ir tada, tai kol tu nepradedi žaisti ir laviruoti ir savaip formuluoti tų klausimų, tikslinti ir gilinti, tol tu gali nesuprasdamas gauti labai šabloniškus paruoštus atsakymus, kurie irgi apie kandidatą nedaug ką parodys. Jo, ir aš jau girdžiu iš savo komandos, kad patikrina užduotis ar tą patį atsakymą meta ChatGPT ir kartais, jeigu kyla šioks toks įtarimas dėl interviu, kaip jisai vyko, patikrina ar atsakymų nėra irgi tenai. Tai mūsų darbas tiesiog įgavo daugiau atspalvių, man atrodo, jis tapo dar įdomesnis. Niekada nebuvo nuobodus, man atrodo. Taip. Sakau, personalo atrankoje atrodo, jau nieks nebenustebins ir vis nustebina ir kasdien. Taip. Kaip jūs pakomentuotumėt pačią formą
tarkim, pastaruoju metu mes irgi girdėjom nemažai retorikos apie gamified, sužaidybintus testus, kad kandidatui būtų smagiau atlikti tos testus. Kokius reikalavimus jūs asmeniškai keliate formai? Mes įkeliam, kad tiesiog būtų paprasta, viskas logiška, intuityvu. Kalbant apie žaidybinius variantus, tai man atrodo, čia priklauso ar nuo pačios organizacijos kultūros. Taip pas mus nėra labai kažkokių daug žaidybinių kažkokių detalių testavime. Okay. Man svarbiausia būtų pirmiausia turbūt testo kokybė, kad tikrai vertintų tai, ką mes norime įvertinti ir sekčiau kandidatų patirtį. Ne visada žaidybiniai būdai yra tie, kurie atneš didžiausią vertę. Negalėčiau aukoti kokybės vardan to žaidimo turbūt arba didesnio įtraukimo kandidatų, bet be abejo, jeigu matytume, kad atsisako vis dažniau kandidatai atlikti testą, pasitraukia, tarkim, šio žingsnio, tuomet ieškočiau galbūt, kuo mes esame nebepatrauklus. Taip pat šiai dienai vis sekame tokį rodiklį, vieną tai kandidatų patirties kaip po tokios visos, bet kita vertus, kiek testavimų yra patenkinti kandidatai ir kiek jie įsitraukia. Tai kol kas šis rodiklis rodo, kad kandidatai yra įsitraukiantys į testavimą ir jie yra visai patenkinti tuo, ką jie dabar turi. Bet jeigu kažkas kistų, ieškočiau turbūt, kaip įtraukti. Tas labai svarbu. Jūs esate abi iš didelių organizacijų ir kalbate apie tokius nemažus įrankius, kuriuos naudojate. Jeigu jums tektų rytoj būti mažoje organizacijai, kur nėra labai gal dažno poreikio testuoti arba didelio biudžeto testavimai, kaip suktumėtės? Turbūt vis tiek, kadangi tai yra tik tai sudedamoji dalis, tai turbūt pirmiausia vienas esminių dalykų tai yra tam tikros apskritai interviu metodikos, ką tu gali taikyti, kai kurias užduotis arba įgūdžius patikrinti tu gali pats su ta pačia užduotimi, profesinė, bet kai supranti, kokia yra kaina klaidos ir kiek jinai gali kainuoti organizacijai, tai turbūt vis tiek, jeigu jausčiau, kad esu netikra ir norėčiau patikrinti save, nes mes visi esame žmonės ir mes visi darome prielaidas ir kartais darome jas ne visai teisingas, turbūt tarčiausi su savo organizacijos vadovu, kokį čia metodą galėtume pritaikyti, bet tikrai, ko nerekomenduoju taikyti, tai galbūt laisvai pasiekiamų, lengvai prieinamų metodikų internete, kur jos galbūt ir nieko nekainuoja, bet jos nėra tinkamos galbūt naudoti ir priimti tokius svarbius sprendimus. Tai gali būti pasižiūrėti, pasižaisti, pamatyti kažkokią tai kryptį, bet tai neparodo, ne tik neparodo kandidato profilio, bet tai kartu, jeigu mes siūstume kandidatui tokį metodą, rodytų mūsų neprofesionalumą. Ir čia aš galiu pasidalinti savo asmeninių pavyzdžių, kurį turėjau šiaip jau senai, tikrai senai, bet buvau pakviesta atvykti interviu vienoje organizacijoje, aš neminėsiu vardą, bet tai buvo didelė ir gana žinoma organizacija. Po interviu mane pakvietė, tai buvo penktadienis beje, ir puikiai atsimenu, kad tai buvo po pietų, nes man jau laikrodis tiksėjo pasiimti vaiką iš darželio. Ir man pasiūlė dar testą atlikti ir mane informavo, kad testas truks 4 valandas. Ir tai vadinasi, aš baigčiau 7-8 vakaro, aš taip suskaičiavau jau. Ir man ištraukė spausdintinius tokius lapus, šviestus lapus, ir ten buvo toks kaip ir kognityvinių gebėjimų testas, matematiniai, loginiai gebėjimai, verbaliniai ir taip pat dar kažkokį klausimyną. Ir aš pasižiūrėjau tuos lapus ir pasakiau ačiū, bet aš nedalyvauju tuomet toliau atrankoje, nes viena, aš nepasitikiu metodu, aš nežinau, iš kur atėjo šitas metodas. Kitas, aišku, nebuvau aš informuota prieš pokalbį, kad aš turėsiu tiek laiko skirti testavimui ir aš nebeturiu pasitikėjimo, kad kažkaip aš būsiu profesionaliai vertinta po šitą testavimą. Tai tas irgi yra labai svarbu. Čia labai gražus pavyzdys, nes tokius svarbius labai elementus išdėlioja. Taip. Aš irgi norėčiau papildyti, kad jei dirbčiau mažoji organizacijoje, kuri galbūt neturėtų tokio biudžeto testavimui, tai galbūt likčiau be testavimo metodų, nes man atrodo geriau jau turėti, neturėti, negu turėti kažką nepatikimo, kas
nepadėtų mums kaip organizacijai, gadintų kandidato patirtį. Tikrai galima turėti kokybišką atrankos procesą su susitikimais, galbūt su kažkokiam praktiniam užduotėm ir užtikrintą teisingą įdarbinimą. Agne, tu užsiminiai, kad labai svarbu, kad metodas, kurio testuojam, būtų ir įrankis būtų validus, patikrintas ir kad mes žinotumėm, ką mes gaunam iš visos tos informacijos, kurios prašom iš kandidato. Ar teko susidurti su kažkokiais metodais ar kažkokiom galbūt kandidatų istorijom, kai, iš tos siaubo pasakų srities? Tai va, mano pasaka buvo iš siaubo srities, kad nelabai supratau, kokį metodą galbūt atsinešam. Bet, mes žinome, kad atrankose prieš daugiau nei 10 ir 15 metų buvo įvairūs vertinimo metodai, ar ne? Mes žinome, kad buvo vertinamas galbūt ir pagal raštą sprendžiama, ar žmogus galėtų žimti vieną ar kitą poziciją ir iš mūsų galbūt tam tikrų fizinių bruožų, ar ne? Tai turbūt svarbu suprasti, kad šie metodai galbūt ne visada tarnauja tam tikslui, kurio mes siekiame. Tai čia, sakyčiau, reikėtų būti atsargiems būtent ties šiuo metodu, nes sakyčiau, kad tiesiog šie metodai buvo sukurti kitokiais tikslais vedami ir nematyčiau, kad jie labai stipriai galėtų būti iš profesionaliosios pusės pritaikomi būtent atrankose. Tai dėl šitų metodų, tai dar ką norėčiau pabrėžti, kad dabar yra atgimimas visų šitų priemonių įvelkant į dirbtinį intelektą. Tarkim, tam programėlė, kuri per 3 sekundės nuskaitys pagal veido bruožus tavo ten asmenybę ir numatys tavo karjeros kelią, ne? Tai visą tai mes esam matę jau offline, ne? Ir tai tikrai nepasiteisino ir dabar tiesiog įvelkant į naują rūbą mes bandom vėl tuos pačius metodus, kurie yra nepatvirtinti ir iš tiesų, kuriais remtis nelabai mes profesinėje aplinkoje ir galėtume. Tikrai taip. Čia tokia tikrai labai jautri tema. Aš atsimenu, esu turėjus samdančią vadovę, kuriai horoskopas buvo labai svarbus. Kuris ženklas nepraeidavo? Net ir manęs klausė, koks. Tikrai ir ne. Tai nežinau, atsisakė tiesiai atsakyti. Netikai. Buvo diplomatiška, tai netikau. Bet čia tikrai labai yra svarbu nepaklysti, nes tikrai daug įvairiausios informacijos, kaip mes, galim iš aprangos, iš rašto spręsti apie žmogų. Man atrodo, tarkim, kūno kalbos, tai tikrai nereikia ignoruoti susitikimo metu, bet ar mes iš to galim padaryti kažkokius apibendrinimus apie žmogų, tai irgi ne. Tai tiesiog budrumo reikia ir nepasimesti tam informacijos sraute. Gerai, sakiau, iš tikrųjų neliesiu iš tos temos, bet tu dabar prie kūno kalbos perėjai ir visgi, ko gero, iškelsiu aš tą klausimą. Gerai. Tai po praeito mūsų epizodo susilaukėm komentaro, kad pokalbio klausimų parinkimas, tai nėra labai patikima, neprofesionalu ir reikėtų atrankistams mokytis melo atpažinimo metodikų ir tai būtų patikimiau. Kaip jūs reaguotumėte į šitą pasiūlymą? Remiantis moksliniais tyrimais, tai siekiant prognozuoti kandidato elgesį ir kandidato darbo atlikti, visgi reikėtų užduoti struktūruotą interviu yra sunku turbūt įgyvendinti, norint užtikrinti kandidato patirtį, tai pusiau struktūruoto interviu formą. Tai niekaip neįsivaizduoju turbūt būtent šio metodo, ką tu paminėjai, profilingo ar ne, ir reikalinga yra turėti vienodus kriterijus visiems kandidatam, kad mes galėtume objektyviai juos įvertinti, susirašyti pliusiukus, minusiukus, ar tai bus mūsų galvoje viduje, ar tai bus mūsų Excelio faile, ar sąsiuvinyje, bet palyginti kandidatus, įvertinti. Ir mes niekada neturėsim turbūt to tobulo kandidato, mes turėsime priimti sprendimą, su kuo mes galėtume dirbti, su kuo mes galėtume tęsti darbą. Tai aš turbūt sakyčiau, kad pusiau struktūruotas interviu yra būtinybė ir jis turėtų būti vienodas visiems kandidatams.
tos pozicijos. Taip, be abejo. Man čia lieka tik pritarti Agnei, nes tikrai esu lygiai tos pačios nuomonės. Man atrodo, šitie metodai, galbūt, aš nežinau, bet galbūt jie kažkur kitose srityse, tinkami, bet atrankose aš kažkaip nelabai tikiu jų efektyvumu. Ir sakyčiau, visgi mes esame žmonės ir mums labai lengva yra paslysti ant tam tikrų prielaidų. Jau save reikia labai taip stipriai laikyti ir sugauti, kai kalbi su žmogumi, kad tai šitoj organizacijoj tengi viskas yra taip ir taip, ką čia man naujo papasakos, o reikia būti čia ir dabar, reikia klausyti ir labai smalsauti. Ir smalsauti, taip. Ir tik tai būtent po tokios struktūros kažkokios būdu gali savo padėti, išlikti objektyvus ir kuo daugiau turi tos patirties, tuo sunkiau tą objektyvumą išlaikyti ir tai yra vienas būdų. Ja. Ar buvo kažkokių atradimų jūsų testavimo kelyje, kur pačios nustebote, kad kažkas kitaip suveikė, ar atsiskleidė pačiam procese, ar taikyme, ar metodikoje, kažkas, ką atradote pačios savo. O galbūt apie save, testuojantis. Jo, ir apie save atradau, bet gal kas man labiausiai patiko ir kur taip jaučiu tokį azartą turbūt, kai dirbu su skirtingomis pozicijomis, kad dirbant su skirtingų profesijų atstovais, matai tam tikrą algoritmą arba tendenciją. Pavyzdžiui, jeigu samdai teisės ir tie žmonės arba apskritai atitikties kokius nors žmonės, visada bus aukštai procesų atitikimo, struktūros, taisyklių. Tai diktuoja tavo sritis, kurias esi. Jeigu turi pardavėją, ambicija šauna į viršų. Ir tie procesai, jie tokie iki pusės, arba gali dar mažiau, nes tai diktuoja ta būtent sritis, kurias. Arba finansistai. Tai ten irgi aukštai yra detalės, procesai, deadline'ai labai stipriai aukštai. Man tas yra žavu, man patinka, kad tu matai patternus. Ir aišku, ir tas save gaudai, ir ne, kad ten neužsibūtum tam savo komfortą, kad jau tarsi viską žinai. Tada vis tiek turi stebėti žmogų, kurį vertini. Kas man gal buvo nuostaba, tai būtent esu pažįstamas tuo pačiu metodu, kur Ieva sakė, ir kai samdžiau vadovus, pokalbis man turbūt buvo nuostaba, nes aš tarsi matau, kad vadovas, su kuriuo bendrauju, turi tokį kartais, jeigu ten apima stresas, kad kartais galbūt pamirš šalia esančių žmonės ir galbūt kartais gali būti grubesnis. Ir tada man labai rūpėjo tą išsiaiškinti, nes aš kažkokį jausmą nešiojausi. Ir kai aš paklausiau ir man atšovė pavyzdį, kur mane, kur nustebino, kad galbūt aš turėjau tą teisingą nuojautą ir kartu pasakė, žinau, valdau ir jau to nėra ten tiek ir tiek laiko. Ir pagalvojau, kad kokius gilius dalykus pavyko užčiuopti ir pamatyti ir kaip gerai, kad šis žmogus tai valdo ir mano pasitikėjimas gimė. Tai, kai žmogus jau žino, kad jis tą turi, aš tikiu, kad jis tą suvaldys ir tas nepasikartos. Tai čia kaip Ieva sakė, nėra to testo blogo gero, svarbu yra kiek sąmoningas žmogus ir kiek jis save pažinęs ir kiek jis yra brandus ir atpažinęs. Taip. Tai Agnė minėjo, kad jau yra pastebėjus tam tikras tendencijas, tai aš irgi kartais susimastau, kaip ta mūsų profesija daro įtaką mūsų asmenybei. Ir galvoju, ar čia tas žmogus, kad jis toks atsirado toje rolėje, ar jis tapo toks, kad tiek ilgai dirba toje rolėje. Tai būna tokios mintys ateina. O atsakymas? O atsakymo gal ir nėra, nežinau. Visaip gal būna. Čia matyt saveikauja. Okay. Ir kalbant apie testavimus, kas galbūt vis dar stebina ir man tokia labai ir prasmė darbe susijusi būtent su tais assessmentais, kaip duodi tą grįžtamą į ryšį ir kaip žmonės iš tikrųjų tokie būna. Ašgi jų dažniausiai ten nelabai pažįstu, mes ten būnam turėję kokius 2 susitikimus prieš tai. Ir kiek jie atvirauja, kiek jie dalinasi ir kiek jie yra daug pasirengę pažinti save. Tai man tie pokalbiai, tos grįžtamojo ryšio sesijos yra
labai kokybiškas laikas su žmonėm. Ir aš pati iš jų išeinu taip gerai nusiteikus, čia labai paprastai apibūdinau, bet ir patys žmonės pargrįžta, kad ta valanda, ta sesija aptarimo buvo tikrai labai kokybiška ir prasminga. Tai aš esu be galo dėkinga, kad mes naudojam tam tikrus įrankius, kurie kuria ir kandidato patirtį gerą ir jiem tikrai daug duoda. Tai iš esmės tai yra ta pridėtinė vertė žmogui iš proceso, net jeigu jis negauna tos darbo vietos, jis labiau pažįsta save ir kažką įžvelgia. Tikrai taip. Ačiū, Agne, ačiū Ieva jums už pokalbį. Aš manau, kad mes labai gražiai perėjom per visą testavimo procesą ir apkalbėjom labai daug. Ir man labai patiko, Ieva, tavo paskutinė mintis, kad tai ir duoda prasmės darbe. Tai labai smagu. Tai ačiū jums už pokalbį ir iki sekančių kartų. Jūs klausite podcasto Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcastą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt